Sveiki, čia Valinsas Balsevičius ir šiame video pakalbėsiu apie santvaras, kaip jos veikia. Tai naujų konstrukcinių įrankių juosta ir galiu ją modeliuoti tiek plane, tiek pjūvyje. Aš tą padarysiu pjūvyje, kad geriau matytųsi, einu į pjūvį. Noriu ją turėti, tarkim, čia kažkur aukštai, todėl pažymėsiu kolonas ir pakeisiu jų pririšimo lygį, pavyzdžiui, į 4 lygį. Ir čia brėšiu santvarą savo. Dabar, jeigu paimsiu tiesiog, noriu santvaros, ir žmonėms kartais gaunasi tas rezultatas ir neaišku, kas ir kodėl, tai yra, kad kai pasirinku truss komandą, reikia pasirinkti plokštumą, kurioje brėšiu. Tai arba pasirinku fiziškai tą plokštumą, arba pasirinku iš sąrašo. Tai galėčiau pasirinkti ašį, tik tai neprisimenu, kuri čia ašis, todėl grįšiu pasižiūrėti, čia yra C ašis. Tai kai brėžiu pjūvėje, reikia pasirinkti ašį, jeigu brėžčiau plane, nereiktų. Dabar truss, pasirinku C ašis, spaudžiu OK. Ir matome, čia parinkta yra šeima, čia braižymo galimybės, kaip ją brėžti, plokštuma, kur jinai bus sukurta. Čia keletas parametrų yra, sukurti viršutinę, apatinę juostą, kuri juosta yra laikanti, kuri tai apatinė juosta šį kartą bus laikanti, kur nubrėšiu liniją, ten bus santvaros apačia. Ir čia yra schematinė linija, kur bus rodoma, tai pagal laikančią juostą galima pasirinkti, koks santvaros bus aukštis šitos būtent. Čia galima ją paslinkti aukštyn žemyn, ir mes turime projekte šiaip vieną tik tai santvaros tipą, tokį su lygiai grečiom santvaros juostom ir tinkleliu. Tai paimsiu tiesiog, pavyzdžiui, kas bus, jeigu aš nubrėšiu, dabar nuo šito taško iki šito. Tai santvara sukuriama į viršų. Dabar, kadangi mano detalumo lygis yra coarse, grubus, tai nerodo elementų, padarysiu vieną iš aukštesnio detalumo lygio ir matau santvaros elementus. Ir tai santvara yra pati toksai kaip linijų rinkinys, kurios nurodo viršutinę, apatinę juostą ir tinklelio elementus. Jeigu padarysiu edit family šitai santvarai, šitos santvaros šeimai, matysite, kad tai yra tiesiog šeimoje yra subraižytos linijos. O kokie profiliai bus priskirti, turite tai pasirinkti per santvaros savybės. Tai kadangi aš brėžiau nepasižiūrėjęs į santvaros tipo parametrus, man priskyrė bet kokius structural framing elementus, kurie buvo projekte. Pas jūs galbūt kitus priskirs ir panašiai, bet vienu žodžiu vis tiek nebus tie, kuriuos jūs norite turėti. Tai galima, aišku, šitą dalyką ištaisyti ir prieš tai, ir prieš modeliuojant, ir po sumodeliavimo. Tai pažymėsiu santvarą, edit type, ir matote, kad kiekvienam top chord viršutinė santvaros juosta, tinklelio elementai, vertikalus, pasvirę, apatinė santvaros juosta. Visiems jiems galiu priskirti structural framing kategorijos kažkokią šeimą, kokią aš turiu šitam projekte. Tai jeigu neturiu reikiamų šeimų, tai aišku iš metalo duomenų bazės jas užsikraunu, arba tarkim, jeigu tai medinė santvara, tai irgi galima iš medžio skersvėjų pasirinkti. Ir pavyzdžiui, dabar tą ir padarysiu, insert load the desk family, pasirenku duomenų bazę metric ir tada structural framing. Tiksliau reiktų pasirinkti ne metric, o Europe, structural framing, ir susirandu standartą, pavyzdžiui, šitą kvadratinių skersvėjų standartą, spaudžiu load. Iš sąrašo pasirinku, ką noriu naudoti, tarkim, savo projektą, pasirinksiu keletą tiesiog skirtingų profilių. Ir kai pasirinku santvarą, pakeičiu šitus elementus, viršutinė juosta, tarkim, kur čia tie mano elementai. Važiuojame į apačią, ir viršutinė juosta, pavyzdžiui, 160, šitie tinklelio elementai, vertical webs 80, diagonal webs pasvirę tinklelio elementai
irgi 80 ir apatinė juosta, tegul būna, tarkim, tokia, senelė, 10 mm storio parinkau, šiek tiek persistengiau, bet, tarkim, iš principo parenku šitos elementus ir santvara kaip ir sukurta. Jeigu reikia kitokios santvaros formos, tai tada reikia į projektą įkelti kitas santvaros šeimas. Tai pavyzdžiui, kai nueiname į Autodesk Family, tai ne structural framing elementus reikia ieškotis, o truss šeimas. Tai Europe duomenų bazė neturi santvaros šeimų, einame atgal į amerikietišką metrinę vienetų sistemą ir tada susirandame structural trusses ir yra įvairių formų santvarų. Dabar galiu parodyti galbūt, kad galima ir kitas duomenų bazės pasiieškoti, pavyzdžiui, United Kingdom ir structural trusses. Ir čia, pavyzdžiui, yra santvaros su pažeminta apatinė juosta sukurtos, tai aš vieną iš jų ir užkrausiu ir, tarkim, pasirinksiu, pakeisiu. Ne? Tai dabar galime pasižiūrėti ir kokie profiliai parinkti. Jisai vėl automatinius priskyrė, kadangi čia niekas nėra priskirta, ne? Tai čia turėtume vėl pasirinkti savo santvaros tos profilius, kad tikrai tie būtų, kurių mums reikia. Tai gal dar kartą tai padarysiu. Ir važiuojam į apačią ir pasirinkam 120, pavyzdžiui. Ar ne? Ir spaudžiu OK. Kas čia atsitinka dar, kad apatinė juosta yra parinkta kaip laikanti, todėl jinai pratęsta iki tų taškų, nuo kurių brėžiau. Ir dabar nebegaliu kaip ir pakeisti tos laikančios, kuri yra juosta laikanti. Bet jeigu, pavyzdžiui, brėžčiau tokią pačią santvarą, prieš brėždamas galiu pasirinkti, kad tai yra viršutinė santvaros juosta ir kai nubrėžiu, dabar šita santvara bus sukurta. Ir galbūt jos aukštis čia, tarkim, per didelis, ar ne, galiu pakeisti tiesiog čia, kadangi tai yra šeimoje sukurtas parametras. Dabar tie elementai yra tiesiog kaip structural framing elementai, jie automatiškai vienas nuo kito atsitraukia ir nelabai kaip čia atrodo. Galima pažymėti su tab klavišu kiekvieną iš tų elementų atskirai, kad ne pačią santvarą pažymėti, kur santvaros šeima, ne, bet užeinu su pelė, spaudžiu tab ir tada jau galiu paspausdinti elemento ir tada matosi, kad pažymėjau tą elementą. Ir galiu netgi ir individualiai jį pakeisti, ar jo tipą, ar jo, pavyzdžiui, galus galėčiau pakeisti, bet jie yra kaip ir prirakinti prie santvaros. Tai jeigu aš atrakinčiau ir tada kažkokius tai galus čia pratampyčiau, tarkim, šiek tiek pratęsim, taip pat reikia tos tinklelio elementus apkirpti, ne, tai galima irgi pasižymėjus tos tinklelio elementus atrakinti ir galima juos nukirsti su vienu iš būdų, tai su plokštumom nurodinėm ar naudojant cope komandą. Pavyzdžiui, jeigu naudoju cope komandą, galiu pasirinkti tinklelio elementą, paskui šitą apatinę juostą ir matysite, kad mano tinklelio elementas kaip ir nupjautas palei juostą, tačiau labai didelis atstumas čia. Aš galiu, pavyzdžiui, padaryti, kad tai būtų tik 1 mm. Dabar tas parametras atsirado pas structural framing elementą, ar ne? Tik tiek, kad dabar neapkirptas, tai galiu pratempti ir dabar bus 1 mm tarpas apkirpimas. Tai tą patį galiu daryti ir kitoj pusėje, ir su kitais elementais ir taip toliau, kol santvara atrodys taip, kaip man reikia. Ne visos santvaros idealiai veikia, todėl gali tekti tas santvaras redaguoti jų šeimas ir, vienu žodžiu, susikurti kažką papildomo, kaip santvara turėtų būti sukurta. Jeigu kitas variantas, galima tą santvarą paimti, pažymėjus, galima padaryti remove truss family, ar ne? Ir tada bus tiesiog nubraižyti structural framing elementai ir galima tiesiog dirbti jau kaip su structural framing elementais atskirais, kurie nesusiję jau su santvaros elementu. Dar padarysiu undo.
Na, dar santvarą galima padaryti ir attach top bottom, čia kaip būna kokie stogai pasvirę, tai tada tas santvaros juostas galima paredaguoti, galima padaryti edit profile, čia kažką tai paslinkti, pavyzdžiui, ne? Ir tada santvaros pasikeis ta forma. Tai ne visais atvejais visi variantai idealiai suveiks. Padarysiu undo gal, kad grįžti prie pradinės santvaros. Tai va taip, panaudojant įvairias technikas, šeimos redagavimo, konstrukcinio rėmo elementų karpimo ir panašias technikas galime susikurti santvaras savo projektui. Tai tiek šiame video, iki.